Kartais būna taip, kad paprastą, bet gerą kokteilį išranda ne barmenas dirbdamas už baro, bet prie baro sėdintis klientas. Klasikinis kokteilis Gold Rush. 1999 metai, New Yorkas, toks asmuo Saša Petraske atidaro kokteilių barą Milk and Honey. Na ir įdomu tai, kad tame bare tuo metu nėra kokteilių meniu ir klientai kokteilius užsisakinėdavo tiesiog bendraudami su barmenais. Nuolat tame bare lankydavosi Saša Petraske geras vaikystės draugas TJ Segal. Ir vieną vakarą apie 2000-uosius vėlgi apsilankęs bare, jisai Saša Petraske paprašė, kaip visada, pagaminti paprastą whisky sour kokteilį be kiaušinio baltymo. Na ir pokalbio metu Saša Petraske jam papasakojo apie medaus sirupą, kurį yra pagaminęs ir kurį naudoja vienam kokteiliui. Na ir TJ Segal kilo mintis, jog gamindamas whisky sour kokteilį Saša Petraske panaudotų ne įprastinį cukraus sirupą, o būtent tą medaus sirupą. Ir taip gimė Gold Rush kokteilis.